prašo padaryti ją ištikimybės testą. O? Ji visą laiką Vyrukai? kalba, kad myli ir mylės mane tol, kol kitas vaikinas nesugebės jos pakabinti. Gerai nuteikia. Jie yra 19 metų, studijuoja Kaune, Lietuvos sporto universitete 2 kurse. Stipri moteris. Yra dziudo fanatikė, norėčiau, kad apsimestumėt vyresnio kurso studentų, gražuolių sportininkų ir pabandytumėt ją nuvilioti. Reikia sakyti mažulį, aš po tavo langais su 100 rožių. Be jį dažnai bėgioja Kauno Žalyno parke, todėl galėtumėt pakviesti pirmam sutikimui pabėgioti pabam, sporto universitete žodžiu. Nu, vyrukai, kuris čia būsi tas išrinktasis? Bam. I want to give myself one more chance. Gerai, bandom skambinti. Tai pradžiai tokį invedimą, paskui dainuosim visi. Gal jeigu repuosim, tai davais šitą. Klausom. Labas, Ema. Labas, nuo ko šis skambina? Tau skambina Mantas. Nu, Kiek aš laiko norėjau tau paskambinti jau ir dabar tik išdrįsau, žinok. nejuokis. Kiek mes kartu esam susitikę universitete, žinai, kolidorių ir niekaip negaliu tavęs užkalbinti. Ir galvoju, dabar reikėtų visas jėgas suimti ir išdrįsti tau pasakyti tai, ką apie tave galvoju. Nu, netiki, žinau. Netiki. Gal aš galėčiau tave pakviesti pabėgiojimui, iš tikrųjų, kažkaip, nes pastebėjau, kad tu irgi bėgioji kaip ir aš. Žalyno parke. Nu ir. Nu nieko, prabėgsim vieną ratą. Nežinau. Aš Nelabai žinau. pasakysiu tau kai ką. Tiesiog aš noriu, žinai, pasakyti, ką iš tikrųjų, galvoju apie tave ir ką jaučiu. Ir aš nors vyresnis už tave, bet tai netrukdys, man atrodo. Nu, žinok, nelabai. Išeis mums susitikti ar dar kažką. Nelabai. Ne. Bet tu dar nesakei, tipo, kad tikrai ne. Nu, tikrai nežinau. Nu, dabar aš tam pasakau. O kodėl Be šansų. tu tokia žiauri ir nieko negali priimti iš manęs? Dėl to, kad aš turiu vaikiną ir šiaip neturiu laiko. Užsiėmus ir panašiai. Bet bėgioji, gali kartu su manim prabėgioti. Nežinau. Aš kuriu eilės, žinok, esu puikus dainininkas ir galėčiau tau atiduoti visą save. Netiki šitą. Netiki, nenori nieko, ar ne? Ne. Nu tai, Nu, tai ir smirdėk savo namuose viena tada toliau. Žinai, kaip būna, toks yra filmukas, kai žmogus supyksta, pavirsta į kitą žmogų, ne? Tai mes su Jonu esam, Min ir Jan. Jam neapsiverčia liežuvis, pasakyti, man visada apsiverčia. Bet aš matau, kad jis norėjai tai pasakyti. Norėjai tai pasakyti. ne, bet tai džiaugiamės, kad Bet tas ištikima vaikinas. moteris, Taip. jis dabar klausys, patikrina savo draugį. Tas vaikinas turėtų ir džiaugtis, Malonės. kad smirdėk dabar jį. Bet tai nesakė, kad tiesiog turiu vaikiną, sakė, turiu vaikiną ir aš šiaip neturiu laiko. Bet pirmą pasakė, turiu vaikiną. Jeigu būtų Pasakė. neturiu laiko, Nestumgi čia ant moterų, aš čia už tos. Ne, mes nestumėm nuo, mes norėjom jai muzikinį sakį. Nu, ko tu nori? Nu, vat, ko tu nori, nenorėjau pasakyti. Aš būtų pasakęs, aš tu noriu padainuoti. Nu, tada mes padainuotumėm. O dabar, kai jinai tas yra ne žmogus, kai sudėjus taip rankas ir kojas ir viskas neigiamai pasėra, tai mums nesinori su ją bendrauti. Tai kad Jonas jas nesudomino, sakėgi, patinka ten rožės, dar kažkas, tai nedomina. iniciatyvus vyrai. Tu be konkrečių pasiūlymų čia O buvai. kas tave sudomintų? Ką? Kas tave sudomintų? Nu, jeigu paskambintų ir sakytų, išeik aš prie tavo namų pasiimt gėlių. Taip, išeitum. Ir turėtum bičą, pavyzdžiui. Ne, aš tau neskau, kad aš ten su juo iškart jau tuokčiausi, bet sudomintų. O tu čia pabėgiot kartu. Nu, pabėgiot, žinai, daug gali pasiūlyti kartu. O pavažiuot kartu?
Pavažiuoti link kur. Link Kokiu parkelio. paros metu. Vakare dabar. Nesi su nepažįstamu vaikinu. Man jeigu pasiūlytų, tikrai ne. Baigtų. Ok. Išprivartautų dar kur. O tai nemokai apsiginti? Net. Dzido nelankiau. Ko? Jeigu neturiu pažinčių. Nu gerai, supratau. Nu gerai. Norėjau jau kai ką siūlyti tau. Čiuoja. Patikėjau.